Sveiki atvykę į Protagonisto kanalą, kuriame šiandien naviguosime per pagal žaidimus sukurtų filmų bei serialų vandenyną. O kartu pamėginsime išsiaiškinti, ar Hollywoodui pavyko pralaužti ledus ir pagaliau pradėti kurti kokybišką turinį paremtą mylimiausiamis žaidimų franšizėmis. Šio reportažo pabaigoje taip pat užmėsime akį į laukiamiausias jau anonsuotas žaidimo adaptacijas kino ar televizijos ekranams. Tad nepabėkite po reklamos. Daug metų filmų ir televizijos istorijoje kompiuterinių žaidimų ekranizacijos buvo laikomas pajuokos objektu. Atrodė, kad kiekvieną kartą, kai koks nors garsus žaidimas buvo perkeliamas į didįjį ar mažąjį ekraną, rezultatas būdavo mažiausiai keistas, o dažnu atveju tiesiog nežiūrimas. O pavyzdžių apstu. 93-aisiais pasirodė Super Mario Bros. Iš spalvingo platformerio pavirto niūriu postapokaliptiniu košmaru. 94-aisiais išleistas Street Fighter filmas vos priminė žaidimą, kuriuo rėmėsi, o 2005-ųjų Alone in the Dark buvo toks prastas, kad net dabar didžiuojasi 1% reitingo Rotten Tomatoes platformoje ir iki pat šių dienų yra išlaikęs blogiausios visų laikų žaidimo adaptacijos titulą. Anuomet filmų ir serialų pagal žaidimus, kurie nesuprasdavo žaidimų esmės. Studijos akivaizdžiai negerbė savo įkvėpimo šaltinių, o žaidėjų auditorija, kuriai ir kūrė šias prastas adaptacijas, neretai laikė neišrankę arba visiškai nesuprantančią gero kino. Dėl to dažnai matydavome kūrinius, kuriuose nebuvo nei žaidimo pasaulio dvasios, nei pagrindinių temų, o personažai buvo paviršutiniški ar net pažįstami. Vietoje to, kad būtų kuriama istorija atspindinti tai, kas prie žaidimų konsolių traukia milijonus fanų, atmosfera, mechanikų išradingumas, moraliniai pasirinkimai ar puikių pasaulių konstravimas, kino studijos rinkdavosi bendrinį, pelningesniu laikytą šabloną. Tarsi vieno žaidimo pavadinimas filmo plakate būtų pakankamas argumentas, kad žiūrovai plūstų į kino sales. Tačiau laikai, kaip ir pats visuomenės požiūris į žaidimus, pasikeitė. Pastaraisiais metais matome milžinišką pokytį, ne tik ekranizacijų kokybėje, bet ir taip, kaip kino bei televizijos industrija į ją žiūri. Tai, kas anksčiau būdavo prakeiktas žanras, dabar generuoja milijardinius pelnus, renka Emmy apdovanojimus ir sulaukia net aršiausių kritikų pripažinimo. Šiais laikais žaidimų gerbėjai nesibaimina naujos žaidimo adaptacijos ekrane. Jie jas laukia. Tai kas pasikeitė? 90-aisiais ir 2000-ųjų pradžioje ekranizacijas dažnai režisuodavo žmonės, kurie apie žaidimus žinojo mažai arba visai nieko. Retas režisierius ar aktorius buvo žaidėjas, o dar rečiau tikras žaidimų fanas. Pakanka prisiminti, kad tuometinėme Hollywoode kone kiekvieną pagal žaidimus kurtą filmą režisavo tas pats žmogus – Uwe Boll. Jis liūdnai pagarsėjo visą eilę nesėkmingų filmų, paremtų žaidimais, tokių kaip House of the Dead, Blood Rain, Far Cry, Postal ir tai tik keli to meto pavyzdžiai. Visi šie kūriniai, vertinant pagal kino industrijos standartus, buvo prasti, tačiau formulė, pagal kurią buvo kuriamos adaptacijos, net ir po daugybės nesėkmių vis dar pritraukdavo studijas ieškančias adaptacijų specialisto. Patys žaidimai tapo kinematografiški. Tokie kūriniai kaip The Last of Us, Red Dead Redemption, BioShock, God of War turėjo gilias emocinės linijas, stiprius veikėjus ir gvildeno sudėtingas moralinės dilemas. Žaidimų istorijos prilygo, o neretai ir pranokdavo geriausius pasakojimus kino ir TV ekranuose. Ir industrija netruko pastebėti, jog trash filmai nebeveikė siekiant išlaikyti žaidimų fanų auditoriją. Tarp 2010 ir 2020 pradėjo formuotis nauja vaizdo žaidimo ekranizacijų banga. Nors šie filmai vis dar retai peržengdavo vidutiniškumo ribą, buvo matomas kūrėjų pastangos geriau suprasti originalių žaidimų pasaulius ir auditorijų lūkesčius. Tokie filmai kaip Prince of Persia, Warcraft, Assassin's Creed ar Tomb Raider turėjo didelius biudžetus, žinomus aktorius ir siekė būti ištikimesni savo šaltiniams. Tačiau dažnai suklupdavo dėl paviršutiniško scenarijaus, silpnos dramaturgijos ir nesugebėjimo perteikti to, kas žaidime veikia, o ekrane ne. Tuo pačiu laikotarpiu ėmė stiprėti ir animacinių adaptacijų vaidmuo. Skirtingai nei gyvo veiksmo filmai, animacija leido laisviau ir tiksliau perteikti žaidimų stilistiką, atmosferą ir net perkelti sudėtingesnius siužetinius motyvus.
Šios adaptacijos dažniau drįsdavo eksperimentuoti su tonu, vizualika bei žanriniais sprendimais, nes jų neriboja realybės logika ar aktorių fizinės galimybės. Pavyzdžiui, tokie filmai kaip Wreck-It Ralph, žaismingai interpretuojantis įvairių arkadinių žaidimų pasaulį, ar The Angry Birds Movie, originaliai perteikiantis populiaraus mobiliojo žaidimo veikėjus ir jų konfliktus, tapo ne tik pramoginiais projektais, bet ir tam tikrais žanro eksperimentais. Dėl to, tokios animacinės adaptacijos imtos vertinti ne tik kaip produktai žaidimų fanams, bet ir kaip savarankiški kūriniai, galintys egzistuoti šalia savo įkvėpimo šaltinių. Kai į žaidimo ekranizacijas įsitraukė Netflix, HBO ir Amazon, situacija dar labiau pasikeitė. Šios platformos siekdamos išlaikyti bei padidinti prenumeratorių skaičių ieškojo didelių, atpažįstamų pasaulių su ištikima auditorija, o žaidimai galėjo tai pasiūlyti. Didesni kūrybiniai biudžetai įgalino visiškai kitokį turinio kūrimo modelį. Orientacija į ilgalaikę pasakojimo formą, specifines auditorijas ir mažesnę priklausomybę nuo sėkmės kino teatruose. Tai leido kūrėjams gilintis į žaidimų pasaulius ne per 2 valandų ilgio kino filmą, o per ištisus sezonus trunkačius serialus, kur personažai, siužetinės linijos ir pasaulio taisyklės galėjo vystytis organiškiau ir nuosekliau. Pavyzdžiui, 2017 metais Netflix išleistas Castlevania animacinis serialas, sukurtas pagal ilgametę Konami žaidimų seriją, tapo vienu pirmųjų atvejų, kai žaidimo adaptacija sulaukė tiek kritikų, tiek fanų pripažinimo. Kūrinys išsiskyrė ne tik stilinga animacija ir tamsia atmosfera, bet ir brandžiu, nuosekliu siužetu, kuris nebuvo pritaikytas tik plačiai kino auditorijai ar tik žaidimo fanams. 2001 metais Netflix išleido jau legendinį tapusi Arcane serialą, paremtą League of Legends žaidimu. Net tie, kurie niekada nežaidė žaidimo, liko sužavėti. Vizualika, veikėjai, temos – visa tai sulaukė visuotinio pripažinimo. Serialas laimėjo Emmy ir tapo puikiu pavyzdžiu kitiems. O kur dar Cyberpunk Edgerunners ar Dota Dragon's Blood animaciniai serialai, kurie tik patvirtino, kad suteikus kūrėjams laisvės ir erdvės galima sulaukti išties originalių ir kokybiškų darbų. Kitos platformos netruko to pastebėti ir metė pinigus į įvairiausius su žaidimais susijusius projektus. 2023 metais pasirodė HBO serialas The Last of Us. Originalaus žaidimo kūrėjas Neil Druckmann kartu su Černobylio scenaristu Craig Mazin sukūrė adaptaciją, kuri ne tik išlaikė žaidimo esmę, bet ir pridėjo naujų elementų. Rezultatas – 30 milijonų žiūrovų, 96% įvertinimas Rotten Tomatoes ir 24 Emmy nominacijos, įskaitant ir geriausio serialo kategoriją. Vienas ryškiausių pastarojo meto pavyzdžių – pernai debiutavęs Amazon studijos serialas Fallout, sukurtas pagal to paties pavadinimo postapokaliptinį žaidimą. Šį projektą prodiusavo Westworld kūrėjai Jonathan Nolan ir Lisa Joy, o pats serialas sulaukė šilto priėmimo tiek iš fanų, tiek iš kritikų. Fallout pavyko išlaikyti žaidimo toną, retrofuturistinę estetiką ir puikų smurto bei humoro balansą. Svarbu ir tai, kad serialas nebandė kopijuoti žaidimo siužeto tiesiogiai. Vietoj to, serialo kūrėjai parašė naują istoriją tame pačiame pasaulyje, taip išlaikydami ryšį su originalia žaidimų serija. Tokia avantiūra tapo puikiu pavyzdžiu, kaip gerbėjų mėgstamas pasaulis gali būti išplėstas, o ne tiesiog perpasakotas. Panašia filosofija vadovavosi ir kitas reikšmingas Amazon projektas – Secret Level serialas, kurį sukūrė Love, Death and Robots autoriai. Secret Level, kaip ir sufleruoja pavadinimas, pateikė rinkinį įvairiausių eksperimentinės animacijos serijų, kurių kiekviena atskirai buvo susieta su vis kitu žaidimu. Kokybinis šuolis įvyko ne tik transliacijų platformose, tačiau ir didžiuosiuose ekranuose. Nors ne visi naujieji filmai sulaukė kritikų liaupsių, daug didesnis procentas didžiojo ekrano žaidimo adaptacijų sulaukė sėkmės žiūrovų tarpe. 2020 metais pasirodė Sonic the Hedgehog bei jo tęsiniai iš pradžių sutiko skeptišką publiką, ypač dėl nevykusio pirmojo veikėjo dizaino, kuris debiutavo filmo anonse. Tačiau studija greitai reagavo į fanų kritiką, perdirbo herojų ir galiausiai pristatė šiltą, dinamišką nuotykį, kuris patiko tiek vaikams, tiek ilgalaikiams Sonico fanams. Ši komunikacija su auditorija anksčiau buvusi nebūdinga signalizavo pasikeitusi požiūrį. Žaidimų gerbėjai nebėra ignoruojama grupė, o pagrindinis raktas į sėkmę.
Po kelių metų The Super Mario Bros. Movie, tas pats, kurio 93 metų versija tapo fiasko, grįžo su trenksmu ir nauju animaciniu formatu. Spalvingas, nostalgiškas, smagus visai šeimai ir uždirbo daugiau nei 1,36 milijardo dolerių. Tai beje iki šių dienų pelningiausia žaidimo ekranizacija istorijoje. The Super Mario Bros. Movie tapo ne tik finansinė sėkmė, bet ir simboliniu lūžio tašku, įrodymu, kad žaidimo ekranizacijos gali būti skirtos plačiai auditorijai. Naujas formatas, kruopščiai sukurti filmai, kurie tuo pačiu patenkina ir nostalgijos ištroškusius fanus, ir visiškai naujas su žaidimais dar nesusipažinusią grupę. Dar vienas svarbus pavyzdys – Five Nights at Freddy's, kuris nepaisant labai nišinės ir siaubo žanrui artimos žaidimo kilmės sugebėjo užkariauti fanų auditorijos širdis. Filmas nepasižymėjo kritiniu pripažinimu, tačiau išnaudojęs žaidimo mitologiją ir bendruomenės sukurtą lorą įrodė, kad net iš pirmo žvilgsnio mažesni projektai gali tapti reikšmingais kultūriniais reiškiniais, jei tik jiems skiriama reikiama pagarba ir autentiškumo pojūtis. O kur dar kinuose vis dar rodomas Minecraft, kurį kritikai bandė sudirbti, tačiau plačiosios auditorijos vertinimu šis filmas be galo smagus kompiuterinio žaidimo apipavidalinimas didžiajame ekrane. Beje, mūsų vertinimu Minecraft filmo projektas simbolizuoja dabartinį ekranizacijų požiūrį į žaidimus. Net ir labiausiai abstraktus ar neadaptuojami žaidimai gali tapti įkvėpimu kino pasakojimui ar savotišku sandboxu naujoms istorijoms. Jei tik į juos žiūrima ne kaip į medžiagą eksploatacijai, o kaip į kūrybinį lauką su unikaliu potencialu. Ir tai tik keletas ryškiausių pavyzdžių, kurie žymi naują adaptacijų erą. Žaidimo ekranizacijos nebėra vien gerokai prastesnės originalo kopijos. Tai visaverčiai meno kūriniai su visais savo privalumais ir trūkumais. Juose dera geros istorijos, šiuolaikinė animacija ir technologijos, taip pat ir pagarba šaltiniai. Tai rodo, kad pastarųjų keletos metų kokybinis šuolis neišimtis, o jau įsitvirtinanti norma. Kaži ar besugrįšime į laikus, kuomet galėjome numoti ranką į tokius keistus ir velnė žino kam gamintus kino projektus kaip Doom ar Far Cry, pateisindami juos kaip, juk čia pagal žaidimą. Greita Google paieška ir surasta filmų vertinimo statistika byloja, kad kokybės kartelė vis kyla ir belieka laukti, kol gausime adaptaciją vertą Oskaro, Emmy žaidimų fanų kišenėje. O kad laukti būtų lengviau, paknaisiojome internetą ir surinkome savo artėjančių adaptacijų topą. Visi čia minimi projektai patvirtinti, belieka sulaukti premjeros. Jei nežinojote, Netflix kuria pilno metro BioShock filmą, kuris žada perkelti žiūrovus į povandeninį distopinį miestą Rapture. Šis projektas intriguoja dėl savo potencialo perteikti filosofinę istoriją ir vizualiai įspūdingą žaidimo pasaulį, kupiną moralinių dilemų, smurto, retrofuturizmo. Tik išleidimo data kol kas nežinoma. Jau oficialu, kad Amazon Prime ruošia serialą pagal God of War žaidimą, daugiausiai remiantis 2018 metų žaidimo siužetu. Serialas seks Kratos ir jo sūnaus Atrėjaus kelionę per šiaurietišką mitologiją. Jei kūrėjai sugebės nenukrypti nuo originalo, galime tikėtis išties įspūdingo reginio, kurio debutas numatomas 2027 metais. Amazon kompanija taip pat planuoja statyti serialą paremtą Mass Effect, vieną didžiausių ir geriausių pastarojo dešimtmečio mokslinės fantastikos RPG žaidimų. Kol kas apie šį projektą informacijos nedaug, bet fanai, tame tarpe ir mes, tikisi epinės istorijos apie vadą arba vadę Shepard, galaktinę diplomatiją ir kovą su Reaperiais. Vos šiemet pasirodęs ir viso pasaulio žaidėjų sužavėjęs žaidimas Split Fiction jau dabar turi patvirtintą filmo projektą, kurį režisuos Jon M. Chu, o filmo scenarijų rašo Deadpool and Wolverine scenaristai Rhett Reese ir Paul Wernick. Iki premjeros tikriausiai lauksime ilgai, bet malonu žinoti, kad tokia bus. Nintendo ir Sony Pictures patvirtino, kad kūrė veiksmo filmą pagal Zelda žaidimų seriją, režisuojama Wes Ball, žinoma dėl savo darbo su Kingdom of the Planet of the Apes. Didelė fanų armija laukia, kaip ekranizacija perteiks Hyrule pasaulio magiją, herojinį Linko kelią ir paslaptingą princesę Zeldą. Būkime atviri, tokios fantastinės istorijos potencialas milžiniškas. 2027-aisiais turėtume sulaukti ir kultinės Sucker Punch studijos žaidimo Ghost of Tsushima ekranizacijos.
kuris kuriamas su John Wick režisieriumi Chad Stahelski. Vien ši pavardė signalizuoja, kad galime tikėti stilizuotos, estetiškai malonios, samuraiškos istorijos apie velnišką karį kovojantį dėl laisvės mongolų invazijos akivaizdoje. Estetika, samuraiškos garbės temos ir veiksmo choreografija čia bus pagrindinės temos. Šių metų pabaigoje turėtų pasirodyti animacinis serialas pagal legendinę stealth žaidimų seriją Splinter Cell Death Watch. Kūrėjai žada aukštos klasės šnipinėjimo trilerį išlaikant žaidimo atmosferą. Kadangi projektą kuria Netflix žinomi dėl puikių animacinių adaptacijų žaidimams, tikimės išties kokybiško žiūralo. Kurį laiką buvo pritilusios kalbos apie planuojamą The Stranding filmą, tačiau su antrojo žaidimo rinkodaros kampanija apie šią adaptaciją šnekama vis garsiau. Pasak šaltinių, prie projekto dirba ne tik visiems puikiai žinoma A24 studija, tačiau ir patys žaidimo kūrėjai Kojima Productions. Filmas greičiausiai nebus tiesioginis žaidimo perpasakojimas, bet išplės pasaulį ir jo keistą postapokaliptinę metafiziką, lietų, kuris sendina, kūdikius kapsulėse ir tiltus tarp civilizacijos likučių. Originalusis Pokémon Detective Pikachu buvo ypač sėkmingas ir gerai vertintas kino mėgėjų tarpe. Tad visai nenuostabu, kad sulauksime ir tęsinio. Patvirtinta, kad tęsinys jau ruošiamas, nors detalių apie siužetą ar grįžtančius aktorius, pavyzdžiui, Ryan Reynolds dar nėra. Bet kuriuo atveju, tikimės dar vienos puikios detektyvinės kelionės spalvingame Pokemonų pasaulyje. Na, o savo laukiamiausių ekranizacijų sąrašiuką norime užbaigti ypač įdomiu projektu. Psichologinio siaubo indie žaidimas apie vienišą žvejį Dredge yra labai intriguojantis pasirinkimas. Žaidimas pasižymi lėta, niūri atmosfera ir H.P. Lovecraft bei Ernesto Hemingwayaus kūrybos įkvėpta paslėpta grėsme. Dredge gali virsti stilingu, įtemptu siaubo trileriu, jei tik bus išlaikyta originali nuotaika. Apie filmą detalių nedaug, bet turint omenyje, kad projektas anonsuotas dar pernai, galime tikėtis jos sulaukti 2027-aisiais. Tad tiek šiam kartui, mielieji. Ačiū, kad praleidote laiką su protagonistu ir tikimės, kad šios 14 minučių jums neprailgo, taip kaip gali prailgti tik Resident Evil filmų maratonai. Prenumeruokit mūsų kanalą, jei norėtumėte, kad jūsų įrenginius pasiektų daugiau tokio lietuviško turinio. Taip pat nepamirškite komentaruose palikti savo rekomendacijų į puikius pagal žaidimus sukurtus filmus bei serialus. Galbūt turite savo svajonių žaidimą, kurio filmą būtinai pažiūrėtumėte. Pasidalinkit, mums būtų be galo įdomu paskaityti. Iki kitų kartų. Gerai, čia intro, protagonistas. Trumpa žaidimo adaptacijos istorija. Do Not Read čia perėmė Skaidriai. You had one job. Čia vienas sakinys buvo. Taip. O, Dieve mano. Muša rekordus, man gerai. Man Dota 2 nori sakyti. It's in my blood. Wow, kaip. Gerai. Fallout. Koksai? Fallout. Falloutas. Fallout. Fallout. Gerai. Split Fiction. Split Fiction. Split Fiction. Netoks žanras. Uždarykite į mane tą permatomą kubą. ASMR. Mikrofonai 2. Split Fiction. Gerai. Tad tiek šiam kartui, mielieji. Ačiū, kad praleidote laiką su proktagonistu. Proktologų. Nieks nedėkoja proktologų už praleistą laiką. Bet jis gal norėtų. Make proktologai great again. Proktologai unite. Nobody tips the proctologist. Oh my God. Gerai.